Tą pick and rollą, kai leidžiasi aukštaūgis arčiau krepšio. Kai yra Vilmantas Dilys, kilimo takas iki pat krepšio. Spenceris Butterfieldas, dabar prieš jį atsiduria Vilmantas Dilys ir Butterfieldo metimas. Per pirmasis 10 minučių ir galime prisiminti, kad Juventus greitai ir susirinko 4 komandinės. Na, jeigu tokiais tempais, tai Juventus komandoje nebebus kam rungtyniauti, nes jau, tarkime, Egidijus Dimša jau turi 3 pražangas, tikrai labai daug. Tiesiog fantastiškas perdavimas, beliko tik Vaidui Čepukaičiui pakelti rankas ir pelnyti 2 taškus. Okmanas perima kamuolį. Dar tik 3 taškų į savo krepšį. 33-21 po Vasiliausko metimo. Butterfieldas gražiai. O 14,5 taško vidutiniškai per rungtynes renka Vasiliauskas. Ir jo sugebėjimai nieko, man atrodo, abejonių nekelia. Manau, Antanas Sireika labai turėtų būti pas Vilmantui Diliui. Antrasis rezultatyvus perdavimas, kurį atlieka šiam aukštaūgiui. Spenceris Butterfieldas. Ir Butterfieldas pats nusprendžia verštis po krepšių per 2 varžovus. Kaip sugebės Saulius Kulvietis tvarkyti su Laimonu Kisieliumi, nes visas žaidimas turėtų suktis aplink Kisielių. Ir jeigu šis taip skirstys perdavimus, tuomet šansų Juventus komandai. Turinti trečiąjį kėlinį, kuris nesiklosto taip, kaip norėtųsi vyriausiam Juventus treneriui. Bet dabar pakvietė pasikalbėti savus krepšius. Vytauto komanda, man regis, ginasi aikštę ir tai tikrai logiškas sprendimas, siekia net 25 taškus. Na, dabar žinoma, aikštės gynybą bandys naudoti vis jau gana ilgą laiką, taigi pavyksta jam išsaugoti save aikštėje. Butterfieldas daug driblingo, metimas iš toli. 56-68. Alijevas. 5 sekundės. Butterfieldas atsidengia. Ir pataiko Spenceris Butterfieldas ir 15 sekundžių iki atakai skirto laiko pabaigos. Pats veržėsi Butterfieldas, koks sudėtingas metimas. Kūno vardadienis, tai sakoma, kad per gimtadienį krepšininkai žaidžia labai gerai, gal ir per vardadienį suveiks ši taisyklė. Butterfieldas kamuolį priima, prieš Vasiliauskas ir 2 taškai iš po krepšio.